Sveiki matematikai! Šiandien nersime į įdomų lygčių pasaulį, kur nežinomieji slepiasi laipsnių rodikliuose. Tai rodiklinės lygtys ir jos gali atrodyti šiek tiek bauginančiai, bet nebijokite, išmoksime jas įveikti. Taigi, kas yra rodiklinė lygtis? Paprastai tariant, tai lygtis, kurioje mūsų nežinomasis kintamasis yra laipsnio rodiklyje. Prieš nagrinėdami sprendimo būdus prisiminkime keletą pagrindinių rodiklių savybių, kurios mums bus labai naudingos. Pirmoji savybė teigia, kad dauginant laipsnius su tuo pačiu pagrindu rodikliai yra sudedami. Analogiškai dalijant laipsnius su tuo pačiu pagrindu rodikliai yra atimami. Keliant laipsnį kitų laipsnių, rodikliai yra sudauginami. Bet koks skaičius išskyrus nulį pakeltas nulinių laipsnių yra lygus vienetui. Ir galiausiai skaičius su neigiamu rodikliu yra lygus vieneto padalinto iš to skaičiaus su teigiamu rodikliu. Dabar pereikime prie įdomiosios dalies, kaip išspręsti šias rodiklinės lygtis. Turime du pagrindinius būdus – suvedimas į vienodus pagrindus ir keitinio įvedimas. Suvedimo į vienodus pagrindus metodas veikia, kai abi lygties pusės galime išreikšti tuo pačiu pagrindu. Panagrinėkime šį pavyzdį. Jeigu 3x yra lygu 81, 81 galime perrašyti kaip 3/4 laipsnių. Taigi gauname, kad 3x lygu 3/4. Vienodi pagrindai leidžia mums sulyginti rodiklius. Reiškia, kad x lygu 4. Panagrinėkime dar vieną pavyzdį, kur 2 pakeltas laipsnių x plus 1 yra lygu 16. 16 galime perrašyti kaip 2/4 laipsnių. Ir sulyginę rodiklius galime sužinoti, kad x yra lygu 3. Kitas rodiklinių lygčių sprendimo metodas yra keitinio įvedimas. Šis būdas naudingas, kai matome pasikartojančią išraišką su nežinomuoju rodiklyje. Panagrinėkime šitokį pavyzdį. Šiuo atveju galime pastebėti, kad galime įvesti keitinį y lygu 2x laipsnių. Gauname naują lygtį y kvadratu minus 5y plus 6 yra lygu 0. Ir sprendus šią lygtį gauname du sprendinius. Ir grįžę prie pradinio keitinio, sužinome, kad x lygu 1 arba x lygu logaritmas pagrindu 2 iš 3. Šioje pamokoje išsiaiškiname, kas yra rodiklinės lygtis, kokios yra pagrindinės jų savybės ir išgvildenome du pagrindinius sprendimo būdus – suvedimo į vienodus pagrindus ir keitimo įvedimą. Nepamirškite įtvirtinti naujai įgytas žinias, spręsdami praktinius uždavinius, kuriuos galite rasti www.dusie.lt svetainėje. O kitoje pamokoje gilinsimės į sudėtingesnės rodiklinės lygtis, mokysimės jas spręsti grafiškai, modeliuosime realaus pasaulio reiškinius ir atliksime prognozes. Iki greito!